Lietuvos krepšinio fanų komandos pasirengimas sezonui prasitęsė Druskininkuose. Į treniruočių stovyklą susirinkę krepšininkai pasinaudojo galimybę sužaisti draugiškas rungtynes. Vyčio varžovais tapo Sachalino komanda iš Rusijos. Vakar biškai šiek tiek padarėm rytinę treniruotę, atvažiavom, pailsėjom. Turėjom vakarinės vandens procedūras, atsipalaiduoti šiek tiek kūną ir šiek tiek dar buvom štanginiai. Trečios varžybos vis tiek jau labiau susižaidė ir tas matysis gal aikštelį, tikėkimės. Vakar tokia diena buvo, vyram sakyčiau atsigavimo. Turėjom treniruotę ryte, atvažiavom į Druskininkus, baseinas, relaksas, viskas šauna. Bandysim visų žaidėjų šiandien, norim dar kartą pasitikrinti, tai rusų komanda nežinoma, priešininkas tikrai išvis nežinomas. Tai labai bus įdomu patikrinti save ir patikrinti juos, kaip viskas veikia, kiek puolime, tiek gynyboje, viskas. Antrosios pagal pajėgumą Rusijos krepšinio lygos praėjusių metų čempionai susitikimą pradėjo tarsi apsnūdę ir leido Vyčiui pirmosiomis minutėmis susikrauti 7 taškų pranašumą. Netrukus po to rungtynės tapo klampios, o komandos visų pirma rūpinosi užduotimis gynyboje. Po pirmųjų 2 kėlinių rezultatas buvo lygus – 29-29. Po ilgosios pertraukos į aikštelę sugrįžę svečiai jungė aukštesnę pavarą, pelnė 9 taškus be atsako ir Vyčiui neleido priartėti iki pat paskutinio švilpuko. Lietuvos krepšinio fanų komanda varžovams nusileido 24 taškų skirtumu – 48-72. Visi vėlėm biškį jų tokį kontaktinį tą krepšinį ir nevykdėm tą, ką buvom numatę Rubinį, kad derinius padaryti iki galo. O to pasekoje su savo aktyvę tokią gynybą ant baudos ribos išmušė iš vėžių ir gavosi taip, kad keletą skubotų metimų, keletą net ten nubėgimų, keletą net neparuoštų metimų. Gavom kelias greitas kontratakas, prisirinkom greitai komandinis 4 pražangas ir po to kiekvienas prisilentimas patys matėt, ateina ir sumeta. Likus gal ten pusantros minutės mes buvom tik 16 taškų per antrą pusę metą. Tai sakau, čia yra ant ko padirbėti. Kaip matėt, pirma pusė tikrai gera, agresyvi buvo ir gynyba, ir puolime, viskas, rezultatas lygus buvo, kova buvo. Antroji pusė šiek tiek subirėjom, buvo momentų, tarpą gavom 8-0, lyg tai atrodo sugrįžom, po to dar vieną dobelę tiesiog ir nebesugebėjom atsitesti. Mokysimės iš klaidų, treniruotės dar nemažai dar yra iki sezono, manau, ištaisomi dalykai. Rusai to ir pasižymi, to krepšinių fizinis kontaktas, daug fizinės kovos. Nekart ant žemės, ne vienas žaidėjas buvo atsidūręs, tai normalus fizinis vyriškas krepšinis. Plačiau apie Druskininkų Europa Royal komplekse surengtą treniruočių stovyklą kitose reportažuose. Vyčio krepšininkai dar sužais keletą draugiškų rungtynių, o pasirengimą sezonui užbaigs Modesto Paulausko turnyre, kuris rugsėjo 23 ir 24 dienomis vyks Šakiuose.